Pabandžiau pats pasidaryti peniciliną ir pakeliui supratau, kad jo istorija yra kiek kitokia, negu aš galvojau. Dažnai siejame penicilino atradimą su Aleksandro Flemingo atsitiktinio atradimu. Tačiau Aleksandras Flemingas per daug nesureikšmino savo atradimo. Ir tik 1939 metais Ernstui Janui pastebėjus Aleksandro Flemingo visiškai pamirštus straipsnius, prasidėjo penicilino tikroji istorija. Ernstas Janas pasiūlė peniciliną kaip galimai įdomią tyrimų kryptį savo kolegoms. Ir tuomet grupė mokslininkų vedama Howardo Florio ėmė tyrinėti peniciliną ir pastebėjo jo neįtikėtiną potencialą ir ėmė skirti jam vis daugiau resursų. Nepaisant to, kad buvo skiriama labai daug dėmesio ir darbo, išgaunami penicilino kiekiai buvo mažyčiai. Ir bandantis juos ant pirmojo paciento, penicilino neužteko ir jis numirė. Nepaisant to, buvo pastebėta, kad penicilinas yra neįtikėtinai efektyvus ir tai buvo laikoma pasisekimu. Ir šį kiekį penicilino Howardo Florio komandai užtruko pagaminti ištisus metus. Prireikė visos Howardo Florio išmonės bei politinio strategavimo, kad būtų įtrauktas visas sąjungininkų karinis aparatas. Milijonai žmonių, mokslininkų, darbuotojų, politikų dalyvavo visame šitame procese, kol galiausiai iš maždaug tokių talpų, kurias naudoja Howardas Floris auginti penicilinui, mes išaugome iki 130 000 litrų industrinių fermentatorių, kurie sugebėjo pagaminti tinkamus kiekius penicilino žmonėms gydyti. Šie atradimai apvertė 20-ojo amžiaus mediciną aukštyn kojom ir Howardas Floris, Aleksandras Flemingas ir Ernstas Janas už tai gavo Nobelio premiją.